Arkangelo Mykolo mėlyna liepsna. Mylimi šviesos žmonių vaikai, mylimi meiliai žmonės, aš, Arkangelas Mykolas, pilnas džiaugsmo, kalbuosi šiandien su jumis. Aš buvau pakviestas jums pagelbėti ir jus palaikyti. Todėl galiu jums pasakyti, mes, Dievo pasiuntiniai, šviesos būtybės, esame su jumis ir mes stebime žemę ir viską, kas joje vyksta. Mes esame informuoti ir esame šalia tavęs ir norime tau pasakyti, kad tu būsi visuomet apsaugotas. O visa tai, kas dabar vyksta, yra egzaminas žmonėje. Daugybė žmonių įeis į dar gilesnį prabudimą. Dėl to nesijaudink tuomet, kai tau bus ypatingai sunku. Nes aš tau galiu pasakyti, tik pačios stipriausios sielos šiuo metu yra inkarnuotos. Jos žinojo, kas jų laukia. Tačiau per užmaršties šydą iš karto po inkarnavimo pasimiršot ir negalit prisiminti ir priimate kai kuriuos įvykius žemėje ypatingai skaudžiai. Tačiau aš noriu jums priminti ir pasakyti, kad kiekvienas, ir ypač tie, kurie šiandien esate su manimi, esate pakankamai stiprus pereiti šį laikotarpį. O dabar aš noriu atlikti jums ypatingai stiprų energetinį valymą. Nes aš žinau, kad didelė dalis jūsų nešate ant savo pečių sunkią naštą. Jokiu būdu negalima leisti šiai naštai jūsų įveikti. Ir šią didžiulę naštą galiu šiandieną pašalinti, jei tu tai leisi. Todėl suteik savo vidinį taip. Ir tuomet galbūt aš pradėsiu tave išlaisvinti nuo šios naštos. Tai nutiks be žodžių. Ir tai nutiks dabar. Nuteka viskas nuo tavęs, kas tau nepriklauso. Viskas, kas tave apsunkina, ištirpsta meilėje ir šviesoje. Galbūt tu jauti, kaip tampa lengviau, ir galbūt tu pajausi lengvą dilgčiojimą savo kūne. Tuomet žinok, kad šiuo metu energijos dėl tavęs suveikia. Dabar aš einu į tavo
minčių rinktuvą ten, kur renkasi tavo besikartojančios mintys, kurios tave apsunkina. Ten, kur abejonės gyvena, visa tai bus ištirpinta meilėje ir šviesoje. Aš atlieku visą tai, pilnas dėmesingumo ir tavo aukščiausiai valiai. Taigi, tavo minčių rinktuvas yra išvalytas. Aš pripildau jį mėlynomis energijomis, kurios sustiprins tave, kurios tau suteiks jėgų ir sustiprins pozityvias mintis. Taigi, minčių surinkėjas išvalytas. Dabar einu į tavo emocijų rinktuvą ir ten atliksiu gilų valymą. Šiame surinktuve randasi baimės ir beviltiškumas. Viskas, kas suteikia tau skausmo, yra išsaugotama šiame surinktuve. Todėl aš dabar išvalysiu šį surinkėją ir tai atlieku pilnas meilės ir jėgų. Aš esu įsitikinęs, kad viską dėl tavęs atlieku, atlikdamas tavo gerovei. Todėl leisk tam ramiai vykti ir pasinerk į šias valančias ir gydančias energijas. Daugumą, kas tave apsunkina, transformuosiu aš į šviesą. Viską, kas išplaukia į paviršių ir tave apsunkina, transformuoju į meilę ir šviesą. Galbūt tu jausi mano energijas, kurias aš siunčiu tau švelniai, bet vis tiek su jėga didžiulė. Taigi, mano mylimas, mano mylimiausias žmogau, tu žinai, kad aš tave myliu ir apsaugau. Išplėčiu aš savo delnus kaip apsaugą virš tavęs. Jausk, kaip mėlynai apgaubia tavo pečius apsiaustas ir kaip aš už tave stovėsiu ir stebėsiu, kad nieko blogo tau nenutiktų. Dabar uždedu savo delnus ant tavo pečių ir sakau tau, viskas gerai, aš esu su tavimi. Ir jausmas, kad aš su tavimi, leis tau augti ir leis tau atpažinti savo didumą. Nes tu esi daug daugiau, nei tu pats jai žinai.
nes jau dažnai tai esame tau sakę. Nes yra svarbu, kad kiekvienas iš jūsų žinotų. Ir jei tu turi kokį nors norą arba tam tikrą siekį, kurį norėtum įveikti, tai turėk dabar tai prieš savo trečią akį. Vizualizuok paveikslų savo norų, idėjų ir siekių ir suteik jiems formą. Kurk taip, kaip tau tai svarbu, o aš skiriu tau tam šiek tiek laiko. Aš linkiu tau, kad tavo noras būtų tinkamai manifestuotas ir suteikiu tame tau saugumo, kad šis noras neštų savyje didžiulę jėgą arkangelų Mykolo ir dėl to lengviau išsipildytų. Pilnas džiaugsmo žvelgiu į tave ir žinau, kad viskas pasisuks tik į gerą. Ir žvelgdamas į tavo energijas matau, kad esi pilnai išvalytas iki pačių gilumų, kur senos energijos palietė, iki pat ląstelių buvo pašalintos. Aš matau, kaip tu spinduliuoji ir kaip eini savo kelią ir prašau savo delnus suglausti ir padaryti mažą lovelį, nes aš noriu perduoti tau dovaną. Aš noriu į tavo delnus perduoti savo energetinį kamuolį. Aš perduodu į tavo delnus energetinį kamuolį ir galbūt tu jauti lengvą dilgčiojimą arba taps karšta, nes šios energijos stiprios. Taigi, tu neši savo delnuose šį kamuolį, kurį tu gali pasiimti į čia ir dabar. Šis kamuolys iš karto susiliejo su tavo delnų čakromis ir visuomet, kai tu apie jį pagalvosi, šis kamuolys manifestuos. Jausk dar šiek tiek šias nuostabias energijas, mano dovanos tau. Aš taip pat jaučiu, kaip mano meilė iš šio kamuolio į tave teka. Ji yra su tavimi ir niekada nesibaigs. Tu šį kamuolį bet kada gali pasikviesti ir vėl paslėpti. Viską, ką tu darysi, bus gerai. O aš žvelgiu į tave pilnas meilės ir žinau, kad kai ką nuostabaus perdaviau tau. Ir per šį kamuolį jausi tu. Aš su tavimi esu, su tavimi
esu su tavimi. Aš esu su tavimi. Aš uždedu savo delną ant tavo galvos, o kitą delną uždedu ant tavo širdies ir braukiu per tavo galvą, per tavo plaukus žemyn, per tavo nugarą, kad parodyčiau tau, kad tu esi apsaugotas ir kad tu esi šalia manęs ir tu žinai, kad tu savo kelią šiame aktualiame laike su mano pagalba nueisi lengviau. Aš paimu tave į savo rankas ir apkabinu angeliškai, prispaudžiu tave prie savo krūtinės, kad pajaustum tu mano gilią meilę. Jausk, kad viską, ką tu darai, turi prasmę ir jausk, koks svarbus tu esi, kad kiekvienas atskirai esat svarbus, kad visi kartu viską galit pakeisti, ką tik norit. Šviesa yra su jumis. Aš atsisveikinu su tavimi ir su kiekvienu atskirai, pilnas meilės ir dėkingumo.